su jumis aš Evelina ir šiandieną aš parekomenduosiu jums šiokį tokį kanalą, tai yra Smiltė Trapkevičiūtė. Jinai pasivadino Smiltė Trapkevičiūtė. Smiltė Trapkevičiūtė būtų realiai tariant. Taigi, aš jums ją rekomenduoju, nes mes esam draugės, turim Skype'us. Ir būtinai nueikite jos kanalą ir nesmerkite. Nes mačiau ant visų video kažkoksai žmogelis kalba su LPS gyvūnėlio ant nuotraukos. Ir jisai labai ją kankina, žodžiu, į psichiatrinę ligoninę. Sako, kad išvežti reikia, tipo, kad... žodžiu, kad balsas kaip raganos ir nesmerkite jos. Nes mes bendros draugės, draugaujam, jie man komentuoja, aš jai ką tik pakomentavau. Ir jo, man sėda baterija, tai palaukit biškį. Taigi, tęsiant video, kaip matot, kišau pakrauti telefoną. Taigi čia nekreipkite dėmesio, jei matysit arbatą. Iš šito daiktą tikrai nekreipkite dėmesio. Gerai, taigi, rekomenduoju jums ją. Jinai žiauriai faina draugė. Tik tais, atleiskite, jeigu girdit kokių pašalinių garsų, nes pas mane telikas eina. Bet turbūt jį girdėsit labai nedaug. Nors jis ir garsiai eina, ant kokį 20 padarytas, čia man normalus garsas, žodžiu. Ir aš jums ją rekomenduoju. Kaip mačiau, tasai LPS nuotrauką užsikėlęs žmogus arba žmogė, tiksliau, nesvarbu, ją labai smerkia. Kaip ir sakiau, sakė, kad reikia išvežti į psichiatrinę ligoninę, žodžiu. Taigi, ką noriu pasakyti, nesmerkite nei vieno žmogaus. Žmonės taip stengiasi. Jie labai stengiasi, gal net ir tiek laiko išnaudoja, kad sukurtų video. Taip, savo kantrybę išnaudoja, kad sukurtų video. O jūs smerkite. Nedarykite to, nesmerkite nei vieno žmogaus, kuris filmuoja video. Ir jie tipo jį ir blogi, tipo kvailai filmuoja, tipo durnai filmuoja. Taigi šis video yra ne tai, kad nesmerkti žmonių, o parekomenduoti... Parekomenduoti... tas Smiltė, palaukit, kaip jinai tenais? Smiltė Trapkevičiūtė, jinai pirmoji mano komentatorė. Jei žiūrit mano videos, ten yra tokia Lina Avelina, tai ten mano mama rašo. Tai žodžiu, be mamos ji būtų pirma komentatorė. Taigi noriu pasakyti, kad draugystė gali atsirasti iš bet kur. Aš rašinėjau jai komentarus, paskui jinai klausiu, koks tavo Skype'as. Aš atsakiau savo Skype'ą, jums dabar nesakysiu. Jūs galite surasti jos video komentaruose mano Skype'ą, bet prašau neskambinkit. Jei labai jau norite. Smiltės Skype, Trapkevičiūtės kanale, susižiūrėkit visas video. Pasižiūrėkit tą, kur Klodinė yra. Supratote? Ir tenais rasit mano Skype'ą. Bet neprašau jūsų paskambinti, nes... O, Jezu. Vos nepaspaudžiau mygtuko išjungti. O tai būtų buvę šakės. Žodžiu, supratote? Tai jo, nesmerkite, ypač jos. Mane galite pasmerkti, bet nesakau, kad reikia. Visiems atrodo, kad jie filmuoja lievus video. Bet ji žadėjo įkelti video, nes aš per Skype'ą su juo ką tik kalbėjau, ne visai ką tik, gal 42 minutės kalbėjom, žodžiu. Tai prieš kažkiek ten iš minučių, gal net prieš valandą su juo kalbėjau, su juo ką tik kalbėjau. Ir, žodžiu, tiesiog, jinai pasakė, kad įkels kokį filmą žurnalo pristatymą. Aš sakau jai, kad serialą reiktų kelti, nes jinai sulauks daug dėmesio ir laikinkit ją, prenumeruokite, nedislaikinkit, prašau. Nes nebepamenu, ar pas ją buvo dislike, bet
Nesvarbu žodžiu, tiesiog supratote, labai rekomenduojam ją. Mes esam bendros, aišku, jei 10 metų, man tik 8. Tai reiškia, jeigu sakau, kad mes bendros, tai nereiškia, kad mes bendramžės. Mes tiesiog draugaujam, bendras ir bendraujam, kažkas čia panašus. Taigi, keliaujam prie saulutės. Aš apie saulutę kalbėjau apie tikrą saulę. Va, aš gyvenu Klaipėdoje. Čia labai kiemas pas mumis gražus. Ai. Oi. Slysta rankus nuo palangės. Oi, ne tą. Fainai. Na, taigi, rekomenduoju ją. Nenormaliausiai rekomenduoju. Mes, kaip ir sakiau, turime Skype'ą, jeigu kas man darosi. Mes turim Skype'ą ir tiesiog mes galim kalbėtis, kaip ir sakiau. Tas žodis, kaip ir sakiau, man išknus. Gerai, tai tiesiog parekomenduoju. Ji žadėjo rekomenduoti mane. Žiūrėkite ir sekite jos video, nes ji tokia faina draugė. Atrodo, kaip kad youtuberė. Jums turbūt atrodo, kad ji labai baisi, bjauri. Bet iš tiesų ji tokia nėra. Kiekvieno žmogaus viduje yra gėrio. Ir ne tik žmogaus, ir gyvūnų, vos nepasakiau žmonos. Žinokite, iš išorės gali žmogus atrodyti nesmagus, negeras, blogas, tiesiog labai nesmagus žmogus. Bet viduje, to žmogaus viduje yra meilės, gėrio, laimės, nežinau ko dar, visokių gerų dalykų. Taigi, bye! Ir tau Smiltė pala, kaip jinai? Smiltė Trapkevičiūtė, tau linkiu laimingų kūčių, tų Velykų. Ir jums visiems linkiu Velykų, nors jos dar nebus labai greit. Jo, man visą savaitę atostogaut, galim sakyti, nes aš dabar biškį sergu, kaip ir sakiau, tai visą savaitę neįsiu mokyklą, nes sergu. Kaip ir sakiau, praeitame, kažkuriame video, neseniai jis buvo įkeltas, kad aš sergu, man temperatūra aukšta, pagaliau ištariau tą žodį. Gerai, ir tai jo, sergu, visą savaitę neįsiu mokyklą, čia mano arbata. Tai jos Smiltė, aš pamirštu jos pavardę. Trapkevičiūtė, trapi žodžiu. Smiltė Trapkevičiūtė. Aš ją jums rekomenduoju. Jas žemyn kojom visas pasaulis apsivertė. Oi. Smiltė Trapioji. Aš čia nepravardžiuoju jos, tik tais šipsau, taip juokingai man. Smiltė Trapioji, man tai bus lengviau, nes aš vis pamirštu jos pavardę. Smiltė Trapioji. Tikrai linkiu tau linksmų dienų ir be to, jai atostogas, taigi mes galim skaipintis. Šiandien susiskaipinsiu aš su ją. Dabar saulė leidžiasi. Viso gero.